Nu ką, sakyk, Adai, labas. Labas. Labas iš Lietuvos. Net nežinau, nuo ko čia pradėti, nes visą laiką teritorijos kažkokie tai dideli atstumai. Jie įpareigoja kažką tokio pasakyti, kas yra bendro ir tau, ir tenai. Tai vakar perskaičiau labai gražų tokį išsireiškimą. Rabindranatas Tagore, toks filosofas indų, yra pasakęs, kad medžio šakos yra šaknis, kurios iškeltos į orą, o medžio šaknis yra šakos, kurios yra įaugusios į žemę. Taip, kad netiek svarbu, kokioj pasaulio vietoje mes bebūtumėm. Svarbiausia tai, kad mes visi esam apie kažką vieną galvojantys žmonės. Ir norisi jūs kažkaip pakelt šiek tiek jums nuotaiką, pasakyti kažką tai gražaus ir teisingo ir tą progą padovanoti klipą mano naują. Ir jame kalbama apie patriotizmą ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų turėtumėm susirasti kažkokį tai šito žodžio apibrėžimą. Ir mano nuomonė, kad žmogus visą gyvenimą, labiausiai tai vyras, aišku, jisai keliauja, kad susirastų viduj širdį vietą žemėj, kurios niekada neišduos. Ir patriotizmas tai yra nebūtinai gynimas kažko tai, kas tau yra ten duota, nežinau, šeimos, giminės ar paveldėta ir taip toliau. Tai yra gynimas to, kas tau sielui yra svarbiausia, kas yra tavo žemė. O kadangi mes visi esam žmonės su 4 galūnėm, tai mums visiems svarbiausia turėtų būti žmogiškumas ir pagalba kitam. Tai to norėčiau ir palinkėti. Adai, sakyk labas dar kartą. Labas. Va. Ir palinkėti, kad turėtume tai, kas yra brangu, svarbu ir niekados neišsižadėtumėt šitų dalykų. Labai jums ačiū ir tikrai norėčiau gyvai pakoncertuoti pas jūs, nes labai pasiilgstu to krašto ir to keisto jausmo į jį išlipus. Bet kol kas va taip, va. Sakyk, ate. Ate.